Aš vardu Edgaras, 2017 metais susipažinau su kriptovaliutų rinka ir praknisau 200 000 eurų. Paskui perėsim prie šito atsakymo. Nuo tada stipriai domiuosi kriptovaliutomis ir apskritai makroekonomiką nepasidaviau. Šiandien noriu pristatyti rezervų krizę, praktinį vadovą, tai yra konceptas apie tai, kas mūsų laukia 26 metais. Iš principo, šiais metais mes jau turim likvidumo trūkumą visose finansinėse rinkose. Čia nereikia tikrinti nei bankų balansų, tiesiog galim patikrinti rinkas, kriptovaliutų rinką. Visas likvidumas kaupėsi Bitcoin'e, Ethereum'e ir keliuose dideliuose projektuose. JAV akcijų rinką mes pasiekėm su S&P 500 indeks fondų istorinės aukštumas, tačiau tik dėl 7 technologijų kompanijų. Tai reiškia, kad visas likvidumas kaupėsi tik pačiame viršuje. Tai yra signalai, kad pasaulyje trūksta likvidumo ir gali būti, kad greitų metu mes turėsime likvidumo krizę, rezervų krizę. Kas yra rezervų krizė? Kiekybinis griežtinimas be apsauginio buferio. Tai federalinis rezervų bankas ir Europos centrinis bankas mažina balansus. Atvirkštinio atpirkimo sandorių priemonė yra praktiškai išsekusi. Gali kilti sisteminis sutrikimas kaip 2019 metais, kai repo palūkanos per vieną dieną pašoko 10 kartų. Japonijos centrinis bankas yra šiuo metu didžiausias likvidumo šaltinis paskutinius keliasdešimt metų. Tai yra strategija, kai visas pasaulis skolinasi Japonijos jeną ir investuoja į rizikingesnius aktyvus. Tai staigiai griūtis gali sukelti globalų svertų mažinimą. Toliau skola, valstybės Achilo kulnas, visas pasaulis paremtas skola. Mes matom, kad Jungtinės valstijos milžiniškas biudžeto deficitas ir vis didesnė būtinybė rengti iždo vertybinio popierių aukcionus. Europą, nors palūkanos mažėja, šalis išlieka pažeidžiamos dėl didelių skolos refinansavimo kaštų. Pakanka vieno nesėkmingo obligacijų aukciono arba staigesnio obligacijų išpardavimo, kad sistema patirtų rimtą sukrėtimą. Žinoma, išpūstos rinkos nuo 15 metų kiekybinio skatinimo mes jau esam priklausomi nuo centrinių bankų spausdinimo. Trumpai ir greitai tuoj palyginam visas krizės. .com burbulą turėjom 2000 metais, 2008 metai subprime krizė, 20 metai COVID pandemija ir 26 metų galimas scenarijus, tai yra rezervų krizė. Aš galbūt per neaiškiais terminais kalbu, viskas stengiausi išversti lietuvių kalbą kiek įmanoma atitikti. 21-23 metai. Čia matome skalę, kai centrinis bankas, Europos centrinis bankas ir federalinis rezervų bankas mažino savo balansus, tai yra vykdė kiekybinį griežtinimą. Ir 21-23 metais mes vis dar turėjom atvirkštinio atpirkimo sandorių priemonėje labai daug likvidumo. Čia aiškiai matosi, bet 24-25 metais tai visiškai išseko. Tai reiškia, kad bankas išiminėdamas likvidumą iš visos rinkos kenkia pats savo. Tai esmė kiekybinis griežtinimas be atvirkštinio atpirkimo sandorių priemonės buferio reiškia daug jautresnė finansinė rinka. Tikėtinas scenarijus. Čia gal bus dabar jau įdomesnė dalis. Lapkritis, gruodis. Pirmieji įtampo ženklai. Silpnėja JAV iždo vertybinių popierių aukcionai. Rizikingų įmonių obligacijų pajėgumo viršyje 400 bazinių taškų VIX rinkos svyravimo indeksas pakyla aukščiau 20 punktų. Stiprėja JAV dolerio ir jenos kursas. Akcijų rinka pramuša svarbius palaikymo lygius. Sausis kovas, likvidumo šokas. Dėl šito dalyko turėtumėt visi susirūpinti. Tai S&P 500 indeksas krenta 20-25%.
Nasdaq apie 30%, Vokietijos DAX indeksas iki 30%, BTC ir Ethereum vertė krenta 40–60%. Dauguma alternatyvių kriptovaliutų dingsta iš rinkos, prarasdamos likvidumo. Vyksta masinis svertų mažinimas. Pavasaris, vasara, stabilizavimas, kiekybinis skatinimas, indeksai pakyla 10–15%, kriptovaliutų rinka stabilizuojasi, atsiranda sąlygos disciplinuotam kaupimui. 26 metai, paskutinis ketvirtis, normalizacija, infliacija, tampa mažesnė, darbo rinka išlieka silpna, bet stabili, finansų rinkos atsigauna, tačiau negrįžta į šių metų aukštumas. Praktinis veiksmų planas. Rizikingų nelikvidžių aktyvų šortinimas, kitaip tariant, trumpųjų pozicijų laikymas. Tai visi alternatyvų žetonai išleisti per paskutinius 3 arba 12 mėnesių gali visiškai išnykti iš rinkos. Antras, ilgos trukmės obligacijos verta kaupti JAV iždo obligacijas dėl to, kad prasidėjus kiekybiniam skatinimui obligacijų vertė labai stipriai auga. Akcijų birža euforijos metu prekiauti trumpąją poziciją. Mega kapitalizacijos bendrovės, kurios yra burbulo centre, pavyzdžiui, Nvidia. Nekilnojamo turto pirkimų galimybės, laukti laikotarpio, kai likvidumo trūkumas prives rinką į priverstinius pardavimus, atsiras motyvuoti pardavėjai, pernelyg įsiskolinę investuotojai, savininkai spaudžiami paskolų. Išvada, 26 metų krizė nebus susijusi su vieno sektoriaus burbulu. Tai bus visos finansavimo sistemos išbandymas. Šį reiškinį galime vadinti rezervų krizę. Tai pirmasis tikras stresas pasauliui, kuris 15 metų gyveno iš centrinio banko tiekiamo likvidumo. Tikėtina įvykių seka, tai palūkanų normų mažinimas, trumpas euforinis pakilimas, krintimas, centrinio banko intervencijos, tikslinis kiekybinis skatinimas, rinkų atšokimas, dabartinė rinkų padėtis. Koncentracija tik Bitcoinas, Ethereumas, keli dideli projektai, top 7 technologijų kompanijos. Tokio masto dominavimo skirtumo tarp stipriausių aktyvų ir likusios rinkos dar nesame matę visoje laikų istorijoje. Nuo 2007 metų. Investuotojams disciplina yra svarbiausia, neprisiriškit prie kainų viršūnių, stebėkite įtampos rodiklius, tai yra likvidumą, pajamingumo skirtumus, VIX svyravimo indeksą, aukcionus, turėkite laisvų lėšų, kaupkite kuo daugiau stabilios kriptovaliutos. Šiandien noriu pristatyti Lithuanian Crypto Trust, tai yra asociacija, kurie vienija verslus, investuotojus ir žmonės, kurie nori investuoti į 2026 metais. Jeigu turėsit klausimų, tiesiog prieikit prie manęs arba galite nuskanuoti šitą QR kodą, užpildyti formą ir aš su jumis susisieksiu. Ačiū. Aš turiu dar laiko, porai klausimų, spėjau. Aš tai gal ir pasėdėsiu, super, fantastika. Atgerai, man labai patiko tavo tokia, miela šypsena. Joje galvojau, ar tu visą laiką galvoji apie tuos savo 200 000, kurių nebeturi? Ar tu galvoji, žinai, kad kokį tą klausimą mes užduosim, tai, tai kiek dabar esi įmerkęs? Kas ten tavo galvelį vyksta? Dabar? Ne, tai praradimai tu rodai mums tuos minusus. Ne, praradimai buvo 2017 metais, bet iš to kilo labai geras dalykas. Dažniausiai skaudžiausias pamokos, kažką naujo išmoko, nepasidaviau, dirbau toliau ir dabar labai stipriai mokom, sakykime, skatinam Lietuvoje švietimą apie kriptovaliutas, investicijas, nes labai daug yra netikros informacijos, mes norim pateikti tikrą informaciją, kad neatsitiktų taip, kaip man atsitiko. Bet aš išsigelbėjau 21 metais, viskas gerai. Atgavau visą tai ir dar plus daugiau. Negaliu sakyti, kad nėra procentais. Procentais, tai čia tas pats. Suskaičiuoju. Taigi tu nesustoji su tais pinigais, tu dar ten kažkiek investavai? Investavau, tikrai. Tai kiek ten nolių? Nesakysiu. Prašau. Čia bus vakaro. 1-0.
Nu gerai, tada kitas pranešė. Kitas pranešė. Jokauju, gerai, Edgarai klausimą, prašau. Jeigu rimtai klausimą galite užduoti. Tai kas dar įdomiau? Kokio krašto kilęs? Iš Čia ne. Akmenės. Jo, Žemaitija, toj pusėje. Tu prasme, žiūrėk, tu mėnesį ruošiais iš tam pranešimui. Ne, aš... Kad šita ponė, tau sakytų, iš kur esat? Kokie faini Labai žmonės. geras klausimas. Labai geras. Tai prašau. Prašau. Kam ruoštis verslams? Jeigu, tarkim, iš pranešimo supratau, kad 26 bus tikrai nemėlė ir nesaldus, koks patarimas verslui būtų? Verslui sakyčiau mažinti išlaidas, kaupt pinigus. Kada pakeitas? Akcijas, vėlgi ne finansinis patarimas, tai ką aš čia pasakiau, čia yra tikėtinas scenarijus ir pagal tai, kaip dabar viskas vyksta rinkoje. Bet aš sakyčiau, pats geriausias metas dabar yra eksidaryti, nes sausį vasarį mes turėsim, tikrai kritimą. Atsimu žodį tikrai, bet aš taip tikiu, pats esu išėjęs iš rinkos jau nuo lapkričio 1. Ir dabar staiga pusė vyrų atsistoja ir išeina, žinai? Nes reikalai. Dabar išsikrovė telefonai. Jo, nes eina parduoti. Va taip įsivaizduočiau patsose vykstančius renginius. Taip, turiu klausimą. Tai pensijų fondus išeiti? Oi, tai žinoma, ar nėra nei vieno čia iš valstybės tarnautojų? Pala, Edgarai, labai geras klausimas. Prieš 9 minutės Instagrame mane pradėjo followinti seimas.lt. Atsistokit. Taip. Jeigu rimtai mano požiūris yra toks, jeigu dabar valstybė nesirūpina, tarkim, tauta, ne, kažkiek rūpinasi, kažkiek ne, tai kas jūs verčia manyti, kad pasirūpins kažkada vėliau. Tai pensijų kaupimas, aš tikrai nedalyvauju ten, nes tikiu, kad pats savim turiu pasirūpinti ir tą ir bandau daryti visą gyvenimą. Aš to klausimo fone paprovokuosiu šiek tiek. Gerai, ačiū. Jūs Bet pasakykit, ką atstovaujat. Čia kitaip nešnekam. nieko privatus Tai papasakokit, čia gi reklama. Andrius kompanija Kemitek. Žinau. Jūs kalbate apie tuos kritimus jau 26 metais. Taip, dama paklausė apie pensijų fondų situaciją kitais metais, kurie didžiausių bankų analitikai iš tribūnų kalba apie tai, kad apie 40% pinigų juose turėtų išeiti į Lietuvos pinigų rinką. Tai būtų nuo 3 iki 5 milijardų pinigų. Ir tai duotų kažkokį postumį verslams juos įsisavinti kažkuriais būdais. Kažkas televizorius parduos, kažkas pastatys namus, kažkas tiesiog išleis pinigus ir taip toliau. Ir bankų analitikai kalba, kad tai, ką jūs pasakojat, galėtų atsirasti ties 27 pabaiga 28. Kodėl jūs ankstinat? Labai geras klausimas, tai norėčiau pasakyti, kad nereikėtų prisirišti prie datų. Tai yra tikimybė ir pagal tai, kas vyksta dabar, aš sakau taip, gal po mėnesio sakysiu, kad taip, vėliau 27 metais, tačiau įvykių seka nesikeičia. Nes dabar aš galiu išsiplėsti daugiau, jeigu įdomu. Nuo gruodžio 1 jau yra sustabdytas kiekybinis griežtinimas Amerikoje. Europoje dar nesustabdė. Bet tai nereiškia, kad prasidės kiekybinis skatinimas. Vidurkis yra kažkur nuo 3 iki 6 mėnesių. Esam visų laikų istorijoje turėję net 18 mėnesių, kai baigėsi mažinimas ir griežtinimas ir prasideda skatinimas. Tai gali nusitempti 27 metus, bet tuo pačiu metu ir volatilumas visose rinkose yra pasikeitęs. Viskas daug greičiau vyksta dabar. Daugiau manipulacijos, viskas greičiau vyksta. Tai gali būti 27, gali būti 26, tačiau eiliškumas tikrai nesikeis.